praeitas sezonas, kaip ir matėm, nebuvo labai geras. Visumoje paėmus jisai nebuvo kažkoks prastas ar kažkas, tik aišku nevykdėm tikslų, kurios žadėjom. Turėjom daugiau traumų turbūt negu šiemet turim, šiemet plius minus kaip ir visi sveiki jau, ruošiasi sezonui. Tai manau, gal šiemet bus geriau negu praeitais metais. Šiemet turbūt pirmi metai, kai suždėm tikrai nemažai draugiškų varžybų iki top lygos, paskutinės buvo Švedijoje. Tai apsibandėm žaidėjus skirtingose pozicijose, įtraukiam daug jaunimo, tikiuosi, kad ir top lygoje jų matysit daug. Tai nežinau, kažko per daugiausiai nekeitėm, tik tiek, kad daugiau sužaidėm jau į pirmas varžybas, neteisim kaip neragavę regbio. Tai jau praeitais metais matėm, kad lyga sustiprėjo, kad keturios komandos ypatingai stiprios, tas 5-6 labai stipriai stebėsi, tikiuosi šiemet jos bus dar stipresnės. Kiek žinau, pildosi kažkiek žaidėjais iš užsienio, dar kažkur, tai manau bus tikrai įdomus sezonas, bet pamatysim. Jo, tikslas nepasiektas, bet komanda po truputį jaunėja, turi įsilieti, tai čia yra natūralus procesas, kuris vyksta visada. Tai visą laiką sezono tikslas turbūt yra visų būti pirmiems ir tapti čempionais. Tai kiekvienais metais tokį tikslą turim, kiekvienais bandome siekti. Dalis žaidėjų yra priaugusių, daliai dar turbūt teks paaugti. Tai procesas vyksta, sakau, konkurencija yra, kas yra labai sveikintina ir ta konkurencija natūrali padaro natūralią atranką. Stipriausias žaidėjas aikštėje yra. Visą laiką svarbiausia yra motyvacija, vidinė motyvacija, noras laimėti, komandinis bendras darbas, tik tas atneš pergalės. Visą laiką yra pirmas titulas pats svarbiausias. Mano, sakykime, pirmas titulas buvo 2006 metais, kada mes dar nebuvom pasiekę ir pirmą kartą tapome čempionais. Tai tada gal labiausiai jutom tą. Po to jau, kada tu daugiau kartų tampi, tas jausmas truputį mažesnis, bet jis vis tiek yra geras ir tau yra smagu žinoti, kad tu ir tavo komanda esat stipriausi tą sezoną.